Sveiki. Sveiki, gerbėmėjai. Stebuklo nerodysim, bet kartais pastebim, kad gamtoje liečiasi dvi šakos. Skirtingų medžių arba to paties medžio. To šakos liečiasi ir susilitoja. Ir paskui mes negalime atskirti. Tas pats gali įvykti pas mus ir sode. Prieš 20 metų čia buvo pasodinti du klevai. Margalapis Drummondė ir raudonlapis Crimson King. Du klevai. Noriu pasakyti, kad čia yra du medžiai. Taip, čia yra du medžiai, pasodinti į vieną vietą. Aš matau tik vieną kamieną. Ir susukti į spiralę. Ten dar liko metalinės kolas, mes parodysim, kad būtų tokie kaip atspirtis, kad neišgriūtų. Mes padarome šitą dalyką su hortenzijom. Taip pat supinam ir jie po to suauga. Bet čia, žinokit, kad įspūdingai. Ir dabar, praėjus keliolika metų, mes matom vieną kamieną. Vieną kamieną be jokių tarpų. Medžiai suaugo, susilitavo. Gali būti nauja idėja. Pavyzdžiui, medžio augintoja. Taip. Pasodinti į vieną vazoną du skirtingus augalus ir jie suaugs tarpusavį. Tarp kitko dabar parodose, pavyzdžiui, Vokietijoje vyksta augalų parodos. Tada dabar normalių augalų niekas ten nesiūlo. Arba įskiepytus po kelias veistis, arba į vieną vazoną. Arba į vieną vazoną susodinta obelis, kriaušė ir slyva, kad užimtų mažiau vietos. Tas viskas gražiai išgenėta ir tik tai tokių medžių paklausa yra didžiausia. Tarp kitko, pastebėta, jeigu pasodinti 2-3 vaismedžius, pavyzdžiui, į vieną vazoną, skirtingos rūšies, taip, ir jie tada auga silpniau. Jie auga silpniau ir tas yra įdomu. Tai yra tarsi iššūkis išbandyti kažką ten naują. Ten ir aišku, kad ir genėt, po to pagenėt reikia, kad viena kitai. Vienu žodžiu, kaip ir naują mašiną įsigijai, ar čia kokia knopkutė. Tai va, geras pavyzdys, sakykime taip, 20 metų čia yra jau tokia nemažas laiko tarpas. Čia vienas dalykas, aišku, kad galva ateina, kad galima skiepijimų tą daryti, sodinti vieną medį ir po to skiepijimą daryti, ką mes anksčiau darydavom. Bet tai yra savo ypatumai ir taip toliau. Sakykime, šiam būdui nereikia nei sekatoriaus, nei peilio. Nei skiepijimo peilio, nei aprišti nieko, visiškai jokių ypatingų įgūdžių visiškai. Tiesiog paimam, pasodinam, supinam ir vis. Viena yra pastaba. Kamienai tų augalų turi būti liekni, kad mes galėtume juos susukti. Tai neturi būti jau 2 centimetrų storio. Pavyzdžiui, 1 centimetrų, matom kartais lieknas, ką ten su juos darysim. Tai reiktų porą jam ir susukti. Tarp kitko, aš Vaidotuose mačiau tenai prie dvaro likusi alėją, kur aš mačiau jau prieš 30 gal metų, nežinau dabar ar likę tie klevai tenai, tai štai tokie klevai ir tenai buvo jie susukti tiesiog vienas medis, nes žievė buvo susukta štai taip, buvo labai gražu. Nežinau dabar. Sakykime taip, dalis žmonių, dalis klientų ieško, kad būtų tiesus kamienas. Kaip čia viena ponė sako, mano vyras atvažiuos tai sagurščiukų, pamatos va kiekvieną, kad būtų tiesus. Kitas atvažiuoja kuo kreivesnė. Taip gražu, ta kreiva obelaitė, pasodinsi vidurį sodo, tegul visi žiūri, visi džiaugiasi, taigi toks grožis. O kokių dar idėjų, Roma, iš karto pateik, kokius medžius galima būtų iš karto pasodinti, kad būtų prasmė susukti? Tai praktiškai visus augaliukus, kurie nepavyko, pavyzdžiui, medeliniai, nepavyko išauginti gražaus kamieno. Tas kamienas yra lieknas, nėra apatinių šakelių, kamienas nestorėja. Tai paėmė du tokius, vieną suki prieš laikrodžio rodiklę, aplink kolą, kitą pagal laikrodžio rodiklę. Bet jeigu žmogus nori tiesiog, nebūtinai, kad profesionalas medelininkas, bet tiesiog sodininkas nori savo tokį medį, tai jis gali nusipirkti 2 skirtingus augaliukus ir pats padaryti tą darbą. Tai be abejo, kūrybai
Nėra ribų. Svarbiausia, kad tai būtų vis dėlto augaliukas vienos rūšies. Manau, jis manau, suaugtų. kad taip, kad jis suaugtų. Jo, nes klevas su liepa, pavyzdžiui, nesuaugs. Arba su ąžuolu. Bet jeigu ąžuolas vienas žalialapis, kitas raudonlapis, tai tada kuo puikiausiai. Taip? Nu, kitas pasakys, pasityčiamas iš ąžuolų. Bet jeigu tas ąžuolas gyvens po to 500 metų, tai bus kažkas įdomaus, tikrai. Taip, teko susitikti su žmonėmis, kurie taip, norėčiau, kad ir po 200 metų tas augalas augtų ir man reiktų tokio, nu, vienu žodžiu, žmonės labai pozityviai galvoja apie ateitį. Šaunuoliai tokie žmonės. Tikrai. Taigi sėkmės jums, iki pasimatymo. Sėkmės.